Nu, labas, iš tos pačios dienos vakaro, dabar yra 6:30, grįžau iš darbo, visą susivėlus, jau nusiplūkus. Šiandien turėjau, man atrodo, 25 pacientus, uždirbau 700 eurų, tik tai kaip su tokiu, nu, kaip man labai daug paima iš tikrųjų verslas. Tai va, jo, pacientai klausinėja, ar čia aš liksiu, ar aš nežinau, ar aš čia liksiu, nieko nežinau. Tai žodžiu, sakau, ką, googlinkit mane, nes jau norim tik pas jūs, jau kitą kartą norim vis tiek tik pas jūs, sakau. Tai va, tai dabar jau pradėjau domėtis biškai, ko reikia savo šitai klinikai. Aš kai googlinu, tai visur metą 200 000 reikia, bet aš dar atsisakau šito tikėti, nes yra žmonių, kurie daro tai papildomai. Ir ką jie visi apsiforminę už 200 000, nu netikiu, žinokit, aš dar domiuosi, dabar pradėjau jau rimčiau domėtis. Labai gundo šitas variantas, nes nereiktų maks didžiosios dalies atiduoti kažkam už tai, ką aš pati darau. Tai va, tai, jo, tai nes aš per dieną padarau apie 25 iki 30 žmonių. Čia tų, kur moka pinigus, o dar kiek yra tų visų konsultacijų nemokamų, kurių pas mane nebus nemokamų. Konsultacijų pas mus yra nemokama konsultacija. Jeigu nesidarai nieko, tai tu gali viską išklausinėti, bet tau nereikia už tai mokėti. Tai pas mane taip nebus, nes man tai čia yra nesąmonė. Tai va, tai bus 50 eurų, kaip tikrai jau, kaip minimum bus mano konsultacija už 50 eurų. Tai galite jau ruoštis. Jeigu kas dar nori nemokamas, tai galite atvažiuoti Bremeną pas mane pasidaryti laiką ir bus nemokama konsultacija. Tai va, tai kas čia dar... Jo, šiaip viskas gerai, buvo fainas pacientas, mano visos, žinot, kai ateina vien tik tavo tie nuolatiniai pacientai, tai būna labai faina. Nauji tai visą laiką būna 50-50, kaip pataikysi, bet ir naujų buvo, kur buvo, sakė, aš tai čia seniau būdavau, bet man labai čia nepatiko jūsų šitas, kaip pasakyti, konvejeris, nes mūsų labai yra, nu, didžiausia firma realiai. Šitą visą masių, tipo masinę fertigimą, kaip pasakyti lietuviškai. Masinis gydymas šiandien, bet mano draugė pasidaręs botoks ir gavosi labai gerai, kaip netikėta, mano botoksas yra tobulas. Aišku, 100% tikrai nėra viskas, kad 100% žmonių visada bus viskas super, visada su botoksu yra toks dalykas, kad botoksas gali labai skirtingai suveikti skirtingam žmonėm, net man pačiai su to pačia dozacija šį kartą visiškai nebesijudina antakį, aš norėčiau daugiau judėjimo, nes tada užsikelia jie, bet šį kartą, žiūrėkit, aš čia kilnuoju antakius, o čia piktai žiūrėti man nereikia, aš nenoriu iš to. Čia užtenka taip, labai gerai, man nepatinka, kai čia pradedu darytis tos raukšlės, o čia neišeina man su kaklu jau darau, negaliu pakelti antakį. Tai va, tai bet šiaip darau žiauriai gerai, man taip atrodo, nes ir mano draugė gali patvirtinti, kuri darėsi tarpas pareigė kolegų. Mano buvo geriausias, tai tą daug kas žino, tai dėl to ateina realiai net tie, kur nekenčia mūsų firmas, bet tipo dėl manęs. Nu tai žodžiu, jo, tokia dar atėjo FIFA irgi, tipo, aš čia labai, tipo, buvau nepatenkinta, bet aš jums duosiu šansą. Nu kaip malonu. Tai va, tai jo, nežinau, man atrodo, čia šitose apylinkėse tai nelabai yra tokių gerų alternatyvų, nes kai pasiklausau iš kitur, kokiam problemom jie ateina, tai galvoju, okei. Na, čia man čia stresuoti, jeigu aš taip gerai dirbu. Dabar pati savo uodegą pasikeliu, bet turiu labai daug gerų atsiliepimų. Tai va, tai atsiliepimai kalbau save. Jo, tai kas čia dar. Jo, rytoj man laisva. Tai dabar turiu vieną tokį, čia šito papasakosiu plačiau tiem, kurie mane prenumeruoja, papasakosiu apie savo visą pilną rutiną, bet sakykime ištrauką iš mano rutinos, kuri yra dabar jau kaip ir sutvarkyta, yra dabar jau darau išimti, dabar dirbu, bet šiaip, kai aš grįžtu namo, aš neimu telefoną į rankas, aš nesisėdu ant sofos, nenusiprausus, nepersirengus. Aš iš karto einu tiesiai į vonią, va kaip dabar, ir pradedu daryti savo vakaro rutiną, nes aš esu iš tų žmonių, kurie pavalgę vakarienę nebenori atsikelti, man visada taip yra. Išskyrus tada, kai nedirbu tą dieną, tada aš turiu jėgų, bet šiaip aš pavalgius vakarienę jau nebenoriu keltis. Tai aš viską, kas įmanoma, darau alkana ir greitai darau prieš valgant vakarienę, tai dabar realiai nusiprausiu išskyrus dantų valymą, nors šiaip aš anksčiau dantis valydavau tik po veido valymo, ne, tik prieš veido valymą, bet dabar valausi vėliau, nes aš paskui tingiu visą tą pilną rutiną daryti. Aš dabar iš vis pasiruošiau grinai lovą, nusiprausiu išskyrus dantis,
persirengsiu jau miegojimo rūbais ir ant viršaus dar treningais, kad po namus paslampinėti ir tada susitvarkau savo tašę. Mano tašė yra visą laiką, irgi parodysiu gal kada kaip tvarkoma, yra viskas nuvaloma su dezinfekuojančiom servetėlėm, man labai nepatinka apgraibyti dalykai. Viskas yra, telefonas valomas 3 kartus per dieną, nu, žodžiu, aš jau labai tokį navingam jautri visokiam nugraibimam, tašės, rankenėlės, visi ten kvepalai, kuriuos tą dieną graibiau, čiupinėjau, viskas va nuvaloma ir sudedama į vietas ir tiesiog viskas išrūšiuojama, pas mane nėra jokios betvarkės rankiniai. Tai va tada viską dar iškraunu ir tada kitą dieną dar galvoju, kokią tą rankinę dėsi, bet yra viskas sukraunama ant suolelio tam mano koridoriui. Tai va, tai dabar realiai nusiprausiu, plaukus vėliau jau einant gulti, susipinu į kasą, nors galima ir dabar, bet man dar prausantis reikės šito kuodo, tai dabar belė kokį kuodą pasidarau, tada va nusiprausiu, tada einu susitvarkyti tašę, tada apžiūriu namuose ir yra kokių darbelių, pavyzdžiui, nulankstyti skalbinius, nes šito po vakarienės aš irgi nepasidarysiu ir kai aš nepasidarysiu, aš paliksiu kitą dieną tada kaupsis viskas ir aš įsitrauksiu šitą liūną, nes pas mane turi būti iš tikrųjų, aš blogai jaučiuosi, kai yra mašina netvarkyta ir nevalyta ir kai namuose mėtosi daiktai ir namuose yra nevalyta. Aišku, skirius mano tos kampus ir ten būna kartais griozdų, tai aš tos ignoruoju, bet šiaip basic, tai turi būti viskas labai švaru ir viskas sudėta į vietas. Nes aš kitaip, žinokite, čia yra galbūt psichologinė problema, bet aš kitaip jaučiuosi nenusipelnius poilsio, jeigu aš nesu susitvarkius pilnai. Tai va, tai aš šitą būtinai pasidarau prieš vakarieniaujant ir tada vakarieniauju. Stengiuosi kažką greitai, dėl to aš pasigaminu per savo laisvą dieną į priekį. Ir dabar, pavyzdžiui, vakar sakiausi indiško maisto į namus, nes tikrai neturėjau jėgų gaminti. Kartais leidžiu savo susakyti, kas yra šiaip šutinai, nes sumokėjau 40 eurų ir tikrai už tą 40 eurų daug negaunu. Realiai už 40 eurų aš galiu 2 savaitės vos nevalgyti iš namų gaminto maisto, bet kartais tiesiog gyvenime yra per daug dalykų ir net nespėjai. Tai va, tai tą vis tiek išeina bent jau 2 dienom maistas, tai dabar pasišildysiu sriubą indišką, išsikepsiu šalia kiaušinį arba išsivirsiu ir turiu daržovių palaidų. Tai čia yra mano greitoji vakarienė, tai irgi parodysiu. Rodžiau gaminimą iš likučių, dabar parodysiu, ką aš valgau, kai jau tikrai nelabai yra laiko. Ir tada aš gulsiu į lovą, jau pasiruošiu viską pilnai ir tada užsistatysiu timerį valandai. Jeigu dabar yra 6:30 jau, grįžau iš darbo, dabar valandą nevažiavau atgal, bet važiavau pusę valandos atgal, dar kol nueini iki mašinos 20 minučių, tai realiai vis tiek kelias namo užtrunka vos ne iki valandos. Tai dabar jau yra 6:30. Kol aš nusiprausiu, susiruošiu į lovą, jau bus 57. Tada sutvarkysiu tašę, jau bus 7 pradėsiu ruošti vakarienę, bus jau po 7:15, dar tada bliūdus vėliau užsiplaunu, ten susitvarkau. Šitas vienintelis, ką aš darau po vakarienės, tada bus valandą, tai jau bus jau, tikrai jau bus 8:30 kokių, o jeigu noriu atsikelti tą dieną 5:30, kaip dažnai man reikia, tai reikia eiti, tada reikia miegoti 8 valandas. Tai 5:30, 8 valandas yra 21:30. Aš turiu būtinai pusę valandos lovai pagulėti, pažiūrėti, ką nors ar paskaityti knygą, kad taip aš neužmiegu. Tai reikia 9 būti lovai, o dar reikia išsivalyti dantis su savo visą rutiną dantų ir reikia susitvarkyti virtuvę, kad kitą rytą atėjusi virtuvė nebūtų idealiai švari ir nebūtų jokių ten podelių priskretus. Ir nakčiai paleisti indaplovę, bet reikia pirmą praskalauti indus. Žinote, kiek streso yra, nežinau, kitiem gal nėra, bet man tai čia stresas yra. Tai dar reikia tada tą virtuvę ir dantis tvarkyti, tai dar pusę valandos. Tai realiai aš į lovą turiu pradėti ruoštis 20:30, jeigu noriu kitą dieną atsikelti 5:30. Tai dėl to aš turiu, matot, kiek mažai laiko, dėl to aš čilinu tik tai su timeriu. O dabar dar prasideda mano papildomas darbas, va šis, kurį dabar darau, 8 minutės jau šneku. Tai žodžiu, dėl to yra viskas labai pas mane struktūruota. Ir aš tokių pavyzdžių jums įmesiu daugiau ir tuose mokomose video. Ačiū, kad mane tiek daug kas prenumeruojate. Tikrai kelsiu jau neužilgo. Galbūt tada, kai būsiu pakeliu į Lietuvą, nes 19 valandų plaukti su keltu, tai nufilmuosiu kokį nors video, ką nors papasakosiu, ar naudingo, ar iš pletkų srities. Turiu dar tokią istoriją su kaimynais, kurios irgi nepasakosiu bendram YouTube'ai, nes prasidės pletkai visokie ir pamokymai. Tai tą istoriją su kaimynais papasakosiu jom į mano prenumeratoriams, arba papasakosiu kažką dar labai noriu jom papasakoti. Parodyti savo gyvenimo pamokų ir klaidų sąrašą, kuris yra žiauriai random, yra viskas, kas man atsitinka ir mane sunervina ir galvoju, blema, kitą kartą taip turėtų nebūti, aš užsirašau tą klaidų sąrašą, kur aš galėčiau pati padaryti sprendimus, ką aš galiu pati įtakoti, negalima taip sakyti įtakoti, mano lietuvių mokytojas sakė, taip negalima sakyti, čia yra rusų svetimybė, daryti įtaką. Tai šitas yra ganėtinai
privatus dalykas, galim sakyti, ir šito tikrai veltui neduosiu, tai kas mane prenumeruoja, tai pamatysit. Galbūt net sekantis video bus mano klaidų ir pamokų gyvenimo sąrašas, čia yra tiesiog mano sukaupta gyvenimiška patirtis, galbūt jums tikrai gali būti įdomu paklausyti. Man tikrai būtų įdomu paklausyti svetimo klaidų sąrašą, ką gyvenime netaip yra padarę ir ką darytų kitaip. Čia liečia viską, nuo didžiulių dalykų iki pat smulkmenų kasdienybės, kurios užknisa. Tai va, tai kas čia dar? Jo, tai va, tiek man to laikelio ir teliko. Aš rytoj turiu laisvą dieną, turiu rytoj 2 terminus, terminai, nemoku kitaip pasakyti, vokiškai terminai yra susitarti laikai, appointmentai. Tai 2 terminai, tai yra 11 val. Dantų higiena ir dariau ją prieš 2 mėnesius, bet vėl reikia kartoti, nes einu tvarkytis dabar kitą savaitę savo estetiniu. Ir 12 val. Kontrolė mano šitų karūnėlių, tai realiai 11-12 yra 2 terminai, Bremene prie mano darbo, vėl reikės važiuoti ilgai. Tiek, kadangi 11 val. Tai nebebus tų kamščių baisulienių tokių. Ir prieš tai reikės dar namus tvarkytis, nes aš šiandien paleidau siurblį, kai išeinu darbą paleidžiu siurblį, čia irgi tas dalykas. Ir tada išsirbliuoti, tada reikia dulkes valyti ir plauti vonės ir kriauklės ir tūlikus, nes turiu 2. Turiu 2 tūlikus ir plaunu, neturiu svečių, bet turiu svečių tūliką. Aš norėjau turėti 2 tūlikus. Ką jūs man? Ką jūs man? Aš norėjau. Mano svečiai mano tūliką neina, jie eina į svetimą, į savo. Tai va, tai tūlikus plauti valyti ir tada dar paleisti siurblį ant grindų plovimo ir tada dar rankiniu būdu praplauti vonės, tiksliau vonios kambarius ir virtuvę. Ir tada jau bus ok, taip ir top, rytoj reikia susidėti daiktus į Lietuvą. Ai, dar mašiną reikia išsiplauti, įsivilyti žiauriai daug veiklos ir dar pasigaminti maisto ir dar nueiti pardė. Nes šiandien per pietų pertrauką nespėjau, nes buvo tiek pacų, kad, ta prasme, aš net pertrauką turėjau trumpesnį vėl daryti, nes buvo tiesiog puolimas konvejerinis, žiaurinis. Tai praradau realiai 20 minučių savo pietų pertraukos iš valandos, bet ok, padarau daugiau pinigų. Tai va, tai kas čia dar, į Lietuvą varysiu jau neužilgo, užsisakiau daug procedūrų ir tada pagalvojau, blemba, Indrė, tai reikėjo pranešti savo socialinius tinkluose, gal kažkas už reklamą nori man padaryti veido valymą, bet šitą supratau tik per vėlai, tai dabar užsisakiau už savo pinigų. Na, nieko, tai bus ne reklaminiai, bet tiesiog eisiu keletą procedūrų pasidaryti. Tai labai laukiu pati savo Lietuvos kelionės ir labai laukiu šitų vlogų. Neva, jaučiu šitas video, tai iš vis bus tik kalbėjimo. Aš jaučiu jumi kelsiu tik kalbėjimą ir gal kokių šmutkių parodysiu iš seniau. Tai va, tai jo. Kas čia dar? Tai laukiu Lietuvos kelionės. Kitą kartą sakysiu už reklamą, nes blemba, aš čia dabar ką užsisakiau. Antakių blakstienų laminavimą ir procedūras 50 €, plaukų gydymą, plaukų struktūros atsakymas 200 € ir veido valymą buvau užsisakius už 108 €. Ten su rūgštiniam kažkokiam, ten kažkoks žiauri fancy, bet atšaukė man jį, nes lapkričio tą savaitę jie nedirba, tai dabar kitą užsisakiau pigesnį 75, jūs pagalvokit, aš jau 300 kažkiek eurų vieną ten procedūrų dabar išleisiu. Bet aš sakiau, tau šitoj kelionėje aš netaupysiu, čia dabar bus mano karališka kelionė, kurioje netaupysiu absoliučiai 1 centų. Tai va, bet tas jau greit pasibaigs, nes paskui aš nežinau, kaip su darbu, tai reikės taupyti. Tai va, kitą kartą sakau, žinokit, jei kažkas esat kosmetologė ar darot antakius blakstienas ir plaukų procedūras, jūs galite jau man pradėti rašyti dėl kito karto, kai būsiu Lietuvoje, nes tikrai būsiu. Ir galėsim padaryti ant reklamos ir tada reklamuosiu. Bet dabar kažkaip, žinokit, pamiršau, kad aš influencinu. Reikia ir Skillovers parašyti, nes jie norėjo toliau bendradarbiauti, bet aš kadangi nebekuriu YouTube, tai sakiau, aš prastanešiu, tai reikia prastanešti jam, nes jau manęs žmonės klausė dėl nuolaidos kodo. Tai reikia man rašyti jam, tada nereiks man pirkti savo šitų visų dalykų, kuriuos dabar iš savo pinigų perku. Tai gerai, va, gyveni, va taip. Influenceris gyvenimą. Tai žiūri gerai, tai va, tai bent jau šitas man streso nevaro absoliučiai gyvenime. Ta prasme, čia tai galėčiau, žinokit, kiekvieną dieną būti. Žinokit, jeigu mane išmes iš to darbo, tai aš būsiu full-time influencerė pradžiai, tai žinokit, jūs apsidžiaugsit nuo šitą. Jeigu jūs dabar aktyviai žiūrėsit mano video, suksit tas visas reklamas ir dar pirksit prenumeratą, tai jūs tada mane labai paremsite ir tada, žinokit, aš jums daugiau pasirodysiu. Žinokit, tai ranka plauna, čia veltui niekas nieko nedaro. Aš kiek mačiau, dabar šis niekas jau YouTube beveik nebedaro vlogų iš tų visų, kur žiūrėdavau, arba išėjo Patreon, arba nekuria, tai žinokit, čia daug pasirinkimų ar neturit, man atrodo, iš lietuvių mano amžiaus grupiai, jums rodytų kažką. Nėra tiek daug variantų, taip kad žinokit, jau net mano heiteriai užtilę, jau niekas nieko neberašinėja nesąmonių, jau turbūt heiteriai irgi bijo, kad aš paskui vėl metams dingsiu. Tai va, gerai viskas. O, 15 minučių. Nu, bet čia darbas, čia yra darbo laikas. Ai, beje, jeigu lieka laiko po vakarienės 1 valandos su timeriu, tai aš tada darau naudingus dalykus, pavyzdžiui, keliu fotkas į Instagramą, nes čia yra mano irgi darbas.
Mano svajonė yra gyventi kažkur atokinių žmonių ir dirbti per kompą. Bet, nu, ką man daryti? Galit man pasiūlyti, ką man dirbti nuotoliniu būdu su mano išsilavinimu? Ką man daryti? Nu, realiai tai tik tai ir būti influencer, daugiau nėra ką. Atsidariau TikToką vieną iš savo 50, man kad tu žiūri 50 štukių peržiūrų ant vieno mano video, jau neskaitant to, kur yra 2 milijonai beveik, tai čia dar kitas accountas. Gal Indrė, kodėl tu netampi tiesiog 3 kanalų influencerį visose platformose, bet tam man tikrai reikia nedirbti jokio kito darbo. Tai va, tai galėčiau žinokit kurti, galėčiau pradėti šnekėti ir vokiškai, angliškai su klaidom, aš jau anglų pamiršus, jau daug metų praėjo, bet vokiškai galėčiau varyti, bazarinti ir žinokit, turėčiau laiko, tai, nu gerai, laikas, prioritetai, žodžiu, čia klausimas, bet dabar jau tikrai, sakau, knygas pradėjau skaityti, grįžau į YouTube'ą, susitvarkau savo griozdus, mašiną pilnai susitvarkiau po 2 metų, kur būdavo ten tose mašinos stalčiukose visokios šudalinės buvo 2 metus netvarkyta, nes neturėjau laiko, noro ir jėgų. Dabar viskas po biškelį jau, žinot, jau juda į priekį, juda. Tikrai man dar mažinti darbo etatą, bet man nebeleido, aš norėjau pereiti 50%. Man pinigų pilnai užtektų, aš jų per daug gaunu, bet, sakau, neleidžia. Tai va, tai gerai viskas, einu dabar plautis veido ir tada einu darytis vakarienės, tai dar jūs pasimsiu, bet jaučiu šitą vlogą greitai ir baigsim, tai jeigu nebus jokio atsisveikinimo, įkelsiu atsisveikinimą, tai žinokit, tai va, o kaip mano kakta blizga, buvo toks, mano pacientas, kodėl jūs taip atrodo, sakau, 5 štukės mano veidą, žinokit, per šitos 2 metus svariau 5 štukės į savo veidą. Aišku, aš turiu nuolaidėlę, žinot, čia tiek aš nemokėjau, bet šiaip viso to, ką mes darėme, aš pasižiūrėjau sistemoje, nes viskas yra sistemoje, yra 5000, jeigu be nuolaidų. Ir aš netrodau kažkaip čia, žinot, antis, nu nesu antis, nu turiu tas lūpas pasidarius, bet nu, aš manau, kad netrodau, nu taip. Tai va, tai jo, žiūriu, ko man dar čia reikėtų. Čia, pavyzdžiui, čia neįmanoma, aš netikiu, kad čia įmanoma išnaikinti, nes kai šypsaisi vis tiek. Jo, ir norėčiau gal smakro botoksą, nes yra tos babutės, jos mane biškai užnisa, bet jeigu aš darysiu smakro botoksą, šiaip gražu, bet man sumažės smakro apimtis, o man smakro tikrai labai reikia. Jo, čia sunku, bet dariau savo burnos kampų botoksą, kad negalėčiau jų žemyn nuleisti, tai biškai išsilygino marionečių raukšlės. Bet šiaip daug aš sakau, veidas kreivas, nes čia kramtau, čia ne, nes čia tarpas, bet jau biškai atsistatė. Nu, matos, kad čia biškai pelniau. Čia yra mano darbas, man šitą analizę visą. Jo, čia biškai užsipildžiau su hialuronu, nes jau pradėjo, žinot, babutėm jau pradeda čia slinkti. Tas atsiranda C6 zona, atsiranda tarpas, toks įdubimas, tai va šitą iš jų užsipildžiau. Jawline, vienintelė, ko nesarau, jawline ir nosis. Nosį bijočiau darytis, o žinokit, ir savo klinikui nelabai darysiu nosių. Nebent už 800 eurų, kad niekas nesidarytų. Man tai baisus, man nosis yra baisu, nes tai yra didžiulė rizika pakti, tai ne. O jawline'o nelabai mėgstu daryti iš tikrųjų. Ir pati savo nesidaryti, nu, pas mane ir taip yra, ką labai mėgstu tai daryti smakrus. Man smakrai yra numeris 1, jawline'as yra, nežinau, man nelabai patinka. 2 dalykai, kurie nepatinka, visi kiti patinka. Tai va, ir reiks botoksą darytis, žiūrėkit, nuo šitų, va. Čia vadinasi kalakuto kaklas. Tai va, tai nuo kalakuto kaklo galbūt irgi jau reiks biškutį pradėti. Jau man 33 toj bus. Ir kaip mano pacientas, kiek metų jūs tokie jauni, tai spėkit kiek. Na, žinokit, labai skirtingai sako, kiti sako taip apie 25, kiti sako vos virš 20, nu, sorry, bet netikiu, bet ačiū. Ir visi sako iki 30. Super, labai gerai. Tai va, viskas, baigiu šitą savo 20 minučių šnektą. Nu, tai jau turbūt teks kelti jau vlogą pilną, tai galėsim čia ir atsisveikinti. Jaučiu, gal žinokit, keliu parodysiu šmutkės gal kitam video. Tai realiai gaunasi intro ir outro. Tai noriu pamatyti, kad mano vakarienytė ir viską, žinokit, aš jums parodysiu sekančiam video. Tai va, tokie reikalai. Dar kas man užnesa, tai šitie. Žinokit, taip, yra sunku būti šitoj grožio industrijoje. Bet čia irgi, žinokit, sunku ką nors padaryti yra. Nu, kuo vyresnė, tuo lengviau. Aš norėjau jau čia kalcio filerių, bet man kolegė sakė, dar nesidaryti, dar per anksti. Jo, tai va, aš jau, man sunku bus senti. Ir man dar reikia vienos operacijos, tai pažiūrėkit, mano visas šitas vokas, jis yra visą gyvenimą biškai užkritęs buvęs. Man reiktų išsipjauti čia
bet operacijos tai dabar ne. Aš pasižiūrėjau laminatės pasidaryti, mano klinikui čia, kur aš einu, kainuoja 800 ant danties. Tai reiškia, man reikia 1, 2, 3, 4, nuo iltinių 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 12 kartą 800. Laminačių dabar dar nesidarysime. Tai šito man reikia, bet čia tikrai jau kai būsiu pati savo bosė šefė ir valdysios piniguose. Ir reikia man bet kokiu atveju virštinių vokų plastikos, nes man bus, žinokit, dabar kai sensiu, tai va taip va ir nukris, nes pas mane yra visiškai, mes bandom su botoksu šiek tiek pakelti, dėl to mane dabar nervina, kad biškai botoksas stipriai veikia ant kaktos, kitakis dar norma, bet šiaip šito tai yra, jeigu aš taip žiūriu ramiai, tai yra visiškai nesimetriškai ir kai aš dažausi gaunas viskas ne taip, nes tiesiog skirtingos akis. Ir dar man šiaip reikėtų žandikaulio operacijos, kad susitvarkyti sąkandį, bet aš bijau, žinokit, po savo šitos komplikacijos, kuri dabar buvo, tai ne, aš jau bijau operacijų, iš tikrųjų, nebent kas neliečia kaulo, pavyzdžiui, įsipjauti šitas mėsas, bet šiam irgi kainuoja taip 2, 3, 4 tūkstančius, tai dabar nežinok, dabar pirmą reikia namo ir klinikos, tai dabar teks dar biškai pagyventi kaip yra. Jo, gerai, viskas, šitą vlogą, tai aš šiandieną ir kelsiu, visą kitą šmutkės ir panašiai, man dabar nereiks montuoti, absoliučiai nereiks montuoti, tik sukliuoti 2 ir tikėtis, kad iš vis išsaugos. Tai dabar tada iš karto ir kelsiu, tai vėl susitiksim labai greitai, ačiū, kad džiaugiatės, kad čia greitai viską keliu, tai žinokit, jo, nes esu daug užkaupus, dabar noriu, žinot, kai vėl atsigauni tam YouTube'ai, tai noriu kažkaip viską kurti, daryti, tai ir čia yra mano didžiulė mano tas escape nuo mano gyvenimo, kuris dabar šiuo metu gan sunkus. Tai man čia yra didžiulė, kaip pasakyti, nestresinė veikla. Net ir jeigu šūdus rašinėtumėt, vis tiek nestresinė veikla, palyginus su tai šūdais. Bet nelabai rašo kažšūdų, tai labai gerai. Ačiū Jums už tai, kad Jis manęs nenervuoja dar papildomai. Gal nors aš sakau, aš dabar esu tokia afigėt, žinok, žiauriai afigėt. Ta prasme, man kažkas irgi rašė, kad galvoju, žmogus yra taip, bet tada Indrė sako, ne, visai kitaip. Ir žinokit, su manim absoliučiai nepasiginčys dėl nieko. Niekas su manim, anksčiau dar aš ginčydavau su kažko, dar žinokit, dar nebuvau tokia, bet dabar žinokit, aš esu ant tiek nagla, išnaglėjus, išpindėjus, žinokit, man niekas nieko nepaaiškins. Man kas nors sako, daryk taip, nu šiaip gyvenime. Aš sakau, ne. Net žinokit, ir tarp mano pacienčių, aš noriu taip ir taip, sakau, ne, sakau, čia jau yra ne nagų studija, jūs čia neįsirinkinėsit, arba darom taip, kaip aš noriu, ir aš sakau, kad tai yra prasminga, pasakot man sumą, už kurią noriu daryti, aš jums parinksiu, kas geriausia, ir išeina iš tą sumą. Arba tada sakau, nieko nedarom, tada sakau, eikit pas kitą gydytoją, pasimkit antrą nuomonę, ir tada visi, ne, aš noriu pas jūs. Tada darom taip, kaip aš pasakiau, kokios problemos. Tai su manim, žinokit, nepasiginčysit ir šeimoje, ir aplinkoje, žinokit, man niekas nieko nepasako, nes, žinokit, beprasmiškai, nes aš darysiu taip, kaip man reikia, ir man mama bando kartais aiškinti, daryk tą ar tą, sakau, ne, nesikišk nei savo reikalas, darysiu taip, kaip man reikia, kokios diskusijos. Žodžiu, nieks su manim jau realiai nebediskutuoja ir man nieks nieko nebeprimetinėja, nes tai yra visiškai visiškai beprasmybė. Jeigu jūs galvojat mane kažką pamoralizuoti, tai yra beprasmybė. Absoliučiai. Geriau tada, nežinau, tada eikit gal į Delfi komentarus, nors pamoralizuoti gal bus biškai daugiau naudos. Taip, kad, žinokit, aš visiškai esu, sakau, nuo savo gyvenimo patirties biškai pasikaušius jau. Nesu 23 minutės. Tai va, gerai. Ačiū už dėmesį, ačiū už žiūrėjimą, ačiū už palaikymą. Padėkite man tapti influenceriu. Nes man sutartėlė baigsis už 3 mėnesių. Ir aš nežinau savo ateities. Bet ateitis bus gera. Aš pasitikiu, žinokit, aš pasitikiu savo likimu, aš pasitikiu, kad viskas bus gerai. Ir kad visada viskas būna geriau. Realiai, ką aš bedariau ir keičiau savo tos darbus visus, vis tiek buvo geriau negu prieš. Aišku, vis tiek šudinai, nes kokį darbą aš benuičiu, jisai tiesiog po kokių metų 2 susiknisa galutinai, ten išprotėjo šefai ir pasikeičia valdžia ir dar kažkas atsitinka. Bet, žinokit, mano būsi ligoniai ten buvo, pražį normaliai, tada prasidėjo šūdai, tai sakė, kai mes išėjom, tai dar baisiau, dabar ten sakė, mano buvęs kolega Martynas irgi pagaliau išėjo, tai sakė, ten buvo dar po to dar 100 kartų baisiau negu kaip aš išėjau ir sakė, ten aš būčiau pro langą iššokus, kaip ten buvo ant galo šudinai. Nu, taip yra dėja, kur aš benuičiau, ten taip atsitinka, tai va, tai
Jo, tokie reikaliukai. Jo. Tai sakau, dabar man pratestų ar nepratestų, žinokit, man iš esmės vienodai. Aš mielai pasilikčiau ilgiau, nes dėl pinigų tiesiog, dėl savo tikslų, bet jeigu man neprates, aš neliūdėsiu per daug. Nes aš esu labai daug punktų užsiknisus jau galutinai. Ir kadangi vis dar neturiu sutarties, o turėčiau ją gauti iki rytojaus teoriškai, nes 3 mėnesiai prieš sutarties baigimą reikia kreiptis į darbo biržą, jeigu nori gauti toliau išmokas. Aš nežinau, ar aš tą darysiu, nes aš dar tikiu, kad gal man pratęs, bet aš dabar net neturiu laiko, nes man kelionės, man viską ir aš tada dirbsiu realiai ant to, kad tikrai išeiti savo, nes aš neturiu net ką daryti, ką man daryti. Ir, ta prasme, jau aš esu klausus 100 000 kartų ir man visai sako, jo, pratęsim, jo, bet raštiškai aš nieko neturiu, tai aš realiai vis tiek turiu viską planuoti, taip kad ne, ir aš tada gerai, tada aš tiesiog nebeteisiu tą dieną, kai baigsis ir viskas. Tarasme, ar man liūdna, ne, aš eisiu pavalgyti, kur nors pabaliavosiu dar. Tai va, tai tokie reikalai, tai čia aš irgi jau visiems sakiau, kad, nu, žmonės, jeigu ne, tai ne, nu, tai ką, mano registratorius, o ne, mes tada skambinsim čia, ir sakysim, kad, o ne, Dieve, kaip čia be tavęs mes neišgyvensim. Nu, sakau, galite jūs man padėti, jei norit. Tai va, mano registratorius, mes labai gerai istorijom, tai jos jau labai liūdė, bet sakau, nu, sorry, bet jeigu, pažiūrėjau, online rašytis pas mane laiką, tai jau sausį neberodo, tai mano pats irgi sako, kaip čia supras, nu, tai sakau, tai taip ir supras, sakau, jūs norit rašykit šią pamet. Bet ar kažkas ten skaitys, tai klausimas, nu, žodžiu, tai va, tai, žodžiu, visiškai man yra iš tikrųjų vienodai, kaip bus, tai bus, ir išgyvensiu bet kokiu atveju. Tai, va, tik tiek dabar, sakau, Lietuvoje dar pasiautėsiu, o paskui jau prasidės taupimo režimas, nes tikslai dideli, mano tikslam kažkodėl reikia 1 000 000 eurų, aš nesuprantu, kodėl mano tokios svajonės yra, kur man reikia namui 500 000, man reikia savo darbui 200 000, kodėl mano tokios svajonės yra brangios, aš tai nesuprantu. Ir mes jau namą pirksim tai rytuose, kur biškai pigiau, žinokit, tai nesuprantu, kaip kiti žmonės kažkokių tokių realesnių turi svajonių. Aš daugiau realiai jokių kitų neturiu. Mano čia pagrindinės materialinės svajonės. Gyventi namenuose ir būti statis obos. Šimtam reikia 1 000 000 eurų. Kodėl? Galit man paaiškinti? Ką aš netai darau? Ne, neaiškinkit, nes vis tiek man neįdomu. Gerai, ne viskas. Tai va, tai tokie va planeliai, tai dabar klausimas, ar pirmą namą, ar pirmą kliniką, bet jaučiu reikės pirmą kliniką, nes jeigu dar einamės 3 mėnesiai man liko čia, tai reiks pirmą kur kliniką, tada ir antrą, tada aš pradėsiu čia, nes čia turiu savo klientūrą, tada reiks rytuose dar kurti, nu žodžiu, žinokit, ateityje tai, žinokit, dirbs man kažkas, o aš tik sėdėsiu ir komandavosiu, tai žinokit, lietuvės, jeigu kažkas nori daryti botoks ir hialuroną, nepraraskit šito kontakto, šis gal kada pasamdysiu, tada aš jau tik kontroliuosiu. Žinokit, kai aš samdysiu, tai reikės prie mano akių padaryti gydymą ir parodyti. Ne taip kaip čia pas mane, kur nepatyrusius priėmė, bet kaip mane priėmė nepatyrus. Ne, žinokit, pas mane bus kitokios priėmimo taisyklės, pas mane nesąmonių nebus. Mano registratorius, mes taip pas tave norim matyti, bet aš pradžiai tai be registratorius dirbsiu, jeigu aš pati ten užsiregistruosiu. Nes, žinot, nu, dar pradžiai, aš neturėsiu pinigų savo darbuotojams. Nu gerai, viską išpasakau, jau galėsit dabar čia komentuoti, tai... Bet labai smagu, kad jums patinka mano kasdieniai vlogai ir pašnekėjimai. O gal šitą vlogą kelti be intro? Aš žinau, kaip paimsiu ir kelsiu visą šitą pašnekėsi, nes man tikrai neišsaugos. Aš neturiu telefono tiek atminties, aš perku iš iCloud už 10 eurų per mėnesį 2 gigus, bet esmė, kai saugai video, tai jam vis tiek reikia gigo. Ne, gal 500, nežinau, ar 500 megabaitų, ar kiek, bet man jo nėra telefono. Tai realiai tik į iCloudą galiu kelti, bet negaliu tiesiai į iCloudą išsauginėti. Dėl to išsaugojimas, aš turiu visus appsus ištrint, kad galėčiau išsaugoti, žiauriai tingiu. Tai dabar kelsiu šitą vienu paspaudimu. Jeigu dabar nutrūks filmavimas, tai žinokit, jau žinokit dėl ko. Jo, tai va, tai... Nu tiek prišnekėjom ir... Net nekarpysiu, žinokit, man neįdomu. Kiti žmonės būna ten tos video redaguoja, kiekvieną žodį ten peržiūrėjau, aš tai... Mano draugė sakė, kad jinai mane pamokys taktiškumo,
o aš pamokysiu naglumo. Tai iš tikrųjų, ko neturiu gyvenime, tai takto. Mano irgi mentorius sako, kad aš per daug atvirai ir tiesiai kalbu patsam apie jų baisus, tarkim, sakykime, baisas raukšlės, aš iškart pasakau, kad tai yra labai baisu ir reikia daryti tą ir tą. Tai sakė, reikia gal biški žmonės ir pagirti kartais, dabar dar kartais pagiriu, ką nors turi ką gražaus, bet šiaip daug kas sako, kad nori dėl to pas mane, nes aš labai tiesiai pasakau, žinokit, aš taip viską pasakau tiesiai šviesiai žmonėm akis, kad pas mane užslėptų minčių nebūna. Tai va, tai šiaip reikėtų gyvenime biški gal pasimokyti diplomatijos ir biški taktiškumo, bet gal ir nereikėtų. Kodėl? Kam man šito reikia? Tai va, tai galėčiau irgi sakau, ir, nu tikrai čia yra mano tokia savybė, kad aš labai tiesiai šviesiai viską išrėžiu akis visada ir dėl to manęs vis tiek būna ir nemėgsta, bet šiaip pastebėjau, kad pacientų tarpe, kad šitas labai gerai paeina. Nu, gal kai tu ateini kažkokius darytis pakeitimus veidą, tu gal ir nori išgirsti, kas yra negerai. Tai va, taip šiaip iš tikrųjų kažkokių heiterių, ar kad kažkas manęs nemėgtų darbe, iš pačių, žinokit, aš bent jau nesu girdėjęs. Turiu vieną vienintelį blogą atsiliepimą apie save, Google'ai, nes yra Google'ai ten tie visi įvertinimai. Žvaigždutės yra vienas vienintelis, kai aš vienos nepriėmiau penktadienio vakarą, kurie atėjo per vėlai, nauja klientė, kuriai reikia užpildyti visą dokumentaciją, atsakyti sveikatos klausimus, kas užtruks minimum 10 minučių, o dar kai pirmą kartą ateina, reikia, kai išaiškintas, būtų užtrukę dar 20 minučių. Būčiau pusę valandos ir netėjo 5 minutės prieš mano darbo pabaigą ir aš pasakiau, ne, man yra per vėlai, aš turiu važiuoti jau viskas. Nu, aš į Hamburgą važiavau penktadienio vakarą, aš jūs nepriėmiau. Ir tada parašė ilgiausią atsiliepimą, kaip čia baisu, kaip čia blogai, kad čia va, jinai norėjo daryti savo, jau išeiti namo, tipo, fire rabendą daryti. Nu, žinai ką. Nu, bet aš dabar žvengiu, sakau, čia mano vienintelis blogas atsiliepimas per 2 metus. Šitam tikrai sunkioj srity, kur būna žmonių, kurie mato tai, ko nėra ir kurie ateina ir knisa proto, kad yra kažkas blogai. Bet aš galiu 99% padaryti laimingais. Kas yra tikrai, manau, sunku, nes, žinokit, tikrai dalis žmonių, nu, jūs patys čia suprantat, grožio srity nėra, kad visi tik malonus ir yra labai patenkinti tavo darimu ir yra žmonių, kurie įsivaizduoja dalykus, kurių nėra, arba sako, kad nieko nepakeitė, niekas nepasidarė ir labai nepatenkinti, sumokėjo pinigus, tai tokių yra labai daug nepatenkintų klientų. Bet pas mane jų yra labai mažai, dėl to pas mane tų atsiliepimų nėra. Ir dabar, kadangi yra visi labai išsigandę, kad manęs neliks, tai dabar rašo visi su mano vardu, kad o Dieve, kaip nerealiai ten. Tai va, tai jau net vieną ten tokį tekstą prirašė, kai buvo nuostabu ateiti pas mane lūpas pasidaryti. Tai jokios. Tai va, tai realiai turiu vieną vienintelį blogą atsiliepimą per visus tos metus, nes nepriėmiau po darbo pabaigos. Iš vis pas mus, šiaip mūsų klinikoje, tai didžiausi problemos, pas mus niekas nedaro jokių blogų gydymų, visi dirba labai gerai, bet mes nepriėmam po to, kad ateina žmonės, kada nori, jie ateina prieš užsidarymą. Nulemba, kai tu nueini į parduotuvę ir tu sakai, aš dabar noriu dar apsipirkti, aš žinau, kad jis už 5 minučių staro, bet aš noriu apsipirkti, nes aš neradau parkavimo vietos. Kas čia per argumentas? Pas mane, žinau, kad taip nebus, aš sakysiu, ne. Pas mane jokių vėluojančių nebus, nes vieną kartą galiu atleisti, bet antrą kartą yra chroniškai vėluojančių žmonių, kurie suknisa visą tavo planą ir tada suknisa visiems padaro laukimo laiką. Tai ne, tokių, ne, aš nepriimsiu, bus tada, sakysiu, nežinokit, jeigu jūs nemokat savo laiko planuoti ir ateinat visą laiką 20-30 minučių per vėlai ir tikitės, kad aš vis tiek jums darysiu pilną, aš nedarau per 2 minutės. Aš darau normaliai, tai realiai viskas nusitęsia, visą dieną susigadina, nebeturi pertraukos, nebeišeini laiku namo. Tai, ne, pas mane taip nebus. Tai galite įsigyti laiko planuoklius. Tai va, tai čia sakau, norėjau pasakyti, kad čia yra vienintelis blogas atsiliepimas apie mane. Taip kad. Tai va, reikia biškai aukščiau nosį ir daugiau pasitikėjimo ir netikėti tais visais, kad oi, 200 000. Aš irgi nejau šitą sritį, nes man aiškino, kad čia didžiulė konkurencija, o Dieve, kokia dar konkurencija, nėra absoliučiai jokios pas mus konkurencijos, absoliučiai. Mes turim per daug tų žmonių, kurie nori pas mus, mes jais ten bandom dar kažkaip ten atsimušti, nes mes jau nebegalim. Yra puolimas žiūrint, kokia konkurencija. Aš labai norėčiau, kad dar kažkas ateitų dirbti pas mus ir nuimtų man krūvą, Dieve, tu mano. Aš negaliu taip varyti irgi iš vien tik tais varyti, be pertraukų. Nu taip, ne, nu prašau, ateiti konkurencija. Kur yra konkurencija? Kur? Tai žodžiu, tai aš vien dėl to, kad man ten pasakodavo, kad jo, čia labai dar konkurencija, net nei kitą sritį. Ne, gal yra ta konkurencija kokiam ten Hamburgui, kur yra belekiek klinikų, bet pas mus šitam Bremeno galeke
toks jausmas, kad alternatyvos, nu, yra alternatyvų, bet jos nelabai jau populiarios, dėl to aš taip labai drąsiai jaučiuosi, nes kaip man ateina, tai pasakoja, kaip kitur buvo blogai, gal tą patį ir apie mus pasakoja, aš nežinau, bet šiaip tai kiekvieną dieną klausausi iš kokių 10 žmonių, kaip nori tik pas mane, kaip buvo nerealiai, kaip buvo gerai, kokia aš nuostabi, kaip aš gerai padėjau ir bla bla bla, ir koks prauliftas buvo geras ir bla bla bla, ir žinokit, kai tik klausais kiekvieną dieną pagirimų, tai žinau, taip jau savo vertę pasikeli. Tai va, tai kas, sakau, norit pas mane ateit Bremenį, užsiregistruokit ir kitaip, tai sakau, bus mokami. Bet šiaip galvoju, gal vėliau, kai aš jau būsiu savarankiška, daryti online paslaugą, aš galėčiau ir jums lietuviam papasakoti tiesiog per video, mes galėtume pasidaryti vaizdo skambutį ir galėčiau pasakyti, ko jums reikia ir kiek jums reikia ir jūs tiesiog kokį produktų net galbūt sudaryti planą, bet tiek, kad aš negalėčiau bent jau dabar pati. Lietuvoje, kiek žinau, tipo galima tik tais gydytojam dermatologam leisti injekcijas, bet kažkodėl toks jausmas, kad kiekvienoje kirpykloje vos negali lūpas susileisti, šito nelabai suprantu, gali gal man paaiškinti, nes aš jau galvojau net tokį sakau planą, kad gal ir Lietuvoje pradėti daryti injekcijas, grįžti kokią 2 savaitėm ir ten daryti. Tai jeigu ką, žinokit, čia irgi dar variantas, tik man reikia išsiaiškinti, kaip yra su teisiniais dalykais, nes viskas yra daroma tik legaliai, nes paskui, kai paduosiu teismą, tai bus tada daug knisalynės, tai va. Viskas 35 minutės, o man jau yra 7. Viskas, sorry, bet darbas. Pradirbau pusę valandos ar papildomai. Gerai, labanakt.